Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien kartu su jumis mes pakalbėsime apie rinką, apie Bitcoiną ir pabandysime suprasti, ko mes galime tikėtis toliau. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuką bei aišku parašyti savo mintys komentarę. Šitą video noriu pradėti nuo to, kad mes paprašėme Vex komandos, kad padarytų štai tokį eventą skirtą jums. Tai jums reikia užsiregistruoti pagal mūsų duotą nuorodą arba įrašyti referral code žodis Arktika ir jūs dalyvausite štai tokiam evente. Tai čia jūs tiesiog prekiaujate, tai yra jūs turite prekiauti kuo daugiau ir jūs galite gauti bonusą. Mes matome, kad šitas eventas prasideda beveik po 5 valandų, tad kas dar neturite Vex paskyros, tai jūs rasite registracijos nuorodą šio video aprašyme arba įsirašykite referral code žodis Arktika, užsiregistruokite, taip pat jūs gausite dar daug įvairiausių bonusų ir jūs jau dalyvausite štai šitam evente ir kai jis prasidės, jūs prekiaujate ir gaunate dar papildomai bonusų. Taip pat noriu paminėti, kad prieš tai mes irgi turėjome štai tokį eventą, tik pas mus buvo skirta ne $1500, o $700. Aš noriu paprašyti iš jūsų kuo daugiau aktyvumų, nes ateitie tikrai mes galim prašyti Vex komandos, kad duotų kuo daugiau tokių eventų ir kad šitų eventų price poolas būtų dar didesnis ir automatiškai jūs galėsite pasiimti dar didesnius bonusus. Tai jeigu neturite paskyros, užsiregistruokite, prekiaukite ir jūs dalyvausite štai šitam evente ir kuo daugiau prekiausite, tuo daugiau bonusų jūs gausite. Prieš tai, kai mes turėjome štai tokį eventą, štai tokį eventą, tai vienas narys iš mūsų uždaros bendruomenės gavo $600. Jis tiesiog prekiavo ir gavo štai tokį gerą bonusą, tad tikrai nepraleisk savo galimybės, užsiregistruokite ir parodome šiek tiek daugiau aktyvumo ir ateitie mes turėsime dar daug įvairiausių eventų, kur bus šiek tiek didesnės sumos. Taip pat noriu paminėti, kai jūs užsiregistruosite pagal mūsų duotą nuorodą arba įrašysite referral code žodis Arktika, tai jūs gausite lygiai po vienos dienos VIP2 statusą. Tai reiškia, kad jūs turėsite mažesnius komisinius mokesčius ir galėsite prekiauti šiek tiek pigiau nei kitose kriptovaliutų biržose. Na ir taip pat jūs turite dar daug įvairiausių bonusų nuo mūsų, tai tiesiog kai užsiregistruosite, prekiausite ir jūs galėsite juos atsimti. Tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme. Šitas eventas, apie kurį mes kalbėjome, prasideda po 5 valandų, tad tikrai paskubėkite, parodykite savo aktyvumą ir mes dar paprašysime didesnių eventų, kad jūs galėtume gauti kuo daugiau bonusų tiesiog prekiaujant. Na, o dabar mes keliaukime prie grafikų ir pirmą noriu aptarti štai tokią situaciją, štai tokį grafiką. Čia mes turime Bitcoino grafiką ir turime Bitcoino grafiką, kuriame mes matome, ką daro dideli fondai, ką daro banginiai ir trumpai noriu pakomentuoti, ką mes čia matome, kas buvo prieš tai ir ko mes galime tikėtis toliau. Taigi štai čia mes matome, kad banginiai pirko, tai čia lygiai taip pat ir štai čia taip pat ir dabar noriu jums parodyti, kaip tai atrodo Bitcoino grafike ir ką tai reiškia ir taip pat mes matome, kad štai čia yra pardavimai. Tai yra banginiai renka pozicijos, kai Bitcoinas krenta arba turi šoninį judėjimą, kitaip tariant konsolidaciją ir banginiai parduoda, kai Bitcoinas eina į viršų, nes jie turi parsiduoti pakankamai didelės pozicijas, jiems tiesiog reikia daugiau likvidumo ir automatiškai Bitcoino kaina eina į viršų ir jie dalim fiksuoja savo pelną. Taigi, ką aš noriu jums čia parodyti, kad mes matome, kad Bitcoinas dabar turėjo šoninį judėjimą, tai yra maždaug apie 8 savaitės, tai apie 2 mėnesius ir mes matome, kad banginiai kaupia savo pozicijas ir dabar pradeda po biškį įsipardavinėti ir ką tai reiškia, kad Bitcoinas gali šiek tiek nueiti į viršų ir tik tada į apačią. Tai dabar mes galime pažiūrėti, kaip buvo prieš tai. Tai štai čia mes matome, kad buvo banginių kaupimas ir mes matome, kad Bitcoinas buvo šoniniam judėjime, net šiek tiek krito ir vėliau, kai banginiai pradėjo įsipardavinėti, mes matome, kad Bitcoinas ėjo į viršų. Mes labai gerai matome, ką daro banginiai ir kaip reaguoja Bitcoino kaina. Toliau mes matome, kad štai čia banginiai vėl rinko savo poziciją, o Bitcoinas turėjo štai tokią konsolidaciją, šoninį judėjimą ir kai tik banginiai pradėjo įsipardavinėti savo pozicijas, mes matome, kad Bitcoinas ėjo į viršų ir štai čia, kai Bitcoinas kilo, banginiai tiesiog fiksavo savo pelną. Na ir turime lygiai tokią pat situaciją štai čia, tai čia buvo banginių įsipardavimas, matome, kad Bitcoino kaina ėjo į viršų, tai jie dalim fiksavo ir vėliau vėl pradėjo rinkti poziciją, o štai čia buvo šoninis judėjimas,
nuolatos, tai kaip ir akivaizdu, kad mes galime tikėtis iš Bitcoino tolimesnio augimo ir dabar norėsiu pakalbėti, iki kur tas gali būti augimas, ar tikrai mes galime pamatyti šitą augimą ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Taigi pradėkime nuo lokalaus grafiko. Tai štai čia pas mus yra labai paprastas grafikas, yra 4 valandų time frame'as ir mes turime štai tokias dvi zonas. Tai čia yra dvi palaikymo zonos, prieš tai štai šita zona veikia kaip pasipriešinimo zona, dabar mes matome, kad buvo pramušimas, retestas ir kol kas šita zona veikia kaip palaikymo zona ir mes matome, kad nuo jos mes gauname reakciją ir bent jau kritimas buvo sustabdytas būtent štai šitą zoną. Tai čia mes galime suprasti, kad jeigu nebus stipraus atšokimo ir mes vėl grįšime į štai šitą zoną, tai mes ją pramušime ir keliausime žemiau. Štai čia mes turime sekantį dienos grafiką ir čia yra labai gražus pas mus modulis, apie kurį aš noriu šiek tiek pakalbėti ir pakomentuoti. Mes turime labai aiškią pasipriešinimo zoną. Tai štai šita pasipriešinimo zona yra maždaug nuo 93 iki 95 tūkstančių dolerių ir štai čia pas mus yra trendo linija, kuri kol kas pas mus veikia kaip palaikymas ir mes matome, kad kai tik nueiname, iškart gauname atšokimą ir keliaujame testuoti štai šitą pasipriešinimo zoną. Tai kai mes kalbėjome apie banginius, aš jums sakiau, kad mūsų galimai laukia augimas, tai čia noriu paminėti vieną svarbų dalyką, kad mes pamatytume tolimesnį augimą, mes turime daugmaž turėti štai tokį scenarijų, turi būti šitos zonos pramušimas, tada galimas retestas ir patvirtinimas, kad šita zona tapo jau veidrodinė, tai yra ne pasipriešinimo, o palaikymo ir tada tolimesnis impulsas į viršų ir protestuoti bent jau 100 tūkstančių dolerių. Iki kur gali eiti Bitcoinas, mes taip pat greitai pakalbėsime, aš jums parodysiu, ko mes galime tikėtis ir kur galimas trendo pasikeitimas, jeigu mes gausime štai šitą scenarijų, tai yra mes gausime impulsą į viršų, tai kur mes galime pamatyti, kad kaina galimai sustos ir trendas gali keistis. Taigi štai čia yra sekantis lokalus grafikas ir prieš tai mes turėjome štai tokį kanalą ir mes matome, kad Bitcoinas bandė į šitą kanalą grįžti pakankamai daug kartų. Štai čia jam pavyko, bet čia mes gavom fakeoutą ir protestavome štai šitą pasipriešinimo zoną, apie kurią mes dabar ir kalbėjome. Ir po štai šito rejecto mes matome, kad Bitcoinas grįžo atgal prie 90 tūkstančių dolerių ir kol kas mes laikome štai šitą zoną, bet yra didesnė tikimybė, kad mes eisime į apačią ir mes matome, kad Bitcoinas lokaliai bando keisti trendą, nes kaina nuėjo šiek tiek žemiau, nėra 50 dienų moving average. Čia mes turime didėjantį trendą, štai čia mes bandome padaryti mažėjantį trendą ir protestuoti bent jau 88 tūkstančių palaikymo zoną ir kol kas mes turime šiek tiek daugiau signalų, kad Bitcoinas sekančią savaitę galimai eis į apačią. Kodėl ne dabar? Nes dabar yra savaitgalis, volatilumas yra kaip įprastas sumažėjęs, dėl to mes kol kas tikėtina turėsime šonį judėjimą, o kitą savaitę didesnį tikimybę, kad mes nueisime dar šiek tiek žemiau. Tai čia mes turime sekantį lokalų grafiką ir noriu trumpai paminėti, kad mes turime štai šitą pasipriešinimo zoną, apie kurią ir kalbėjome ir kai tik mes ją pramušime, tai mūsų pirmas tikslas yra 100 tūkstančių pasipriešinimo levelis, pasipriešinimo zona, psichologinė riba ir štai šita psichologinė riba yra tikrai pakankamai stipri ir bent jau kai mes matysime augimą link 100 tūkstančių dolerių, tai 100 tūkstančių dolerių psichologinė riba tikrai sustabdys kainos kilimą ir štai čia galimas rejectas, tik reikės stebėti, ar tas rejectas bus stiprus, ar vis dėlto mes grįžime prie 100 tūkstančių dolerių ir bandysime spaustis ir pramušti ir eiti aukščiau. Štai čia mes turime dienos grafiką ir trumpai noriu paminėti, iki kur mes galime eiti ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai visų pirma, mes galime nusibrėžti štai tokią trendo liniją ir mes suprantame, kad jeigu mes pramušime štai šitą pasipriešinimo zoną, mes eisime į apačią. Jeigu vis dėlto trendo linija net laikys ir mes grįžime prie štai šitos palaikymo zonos, kurią aš esu pažymėjęs geltona spalva, mes matome, kad štai čia buvo pakankamai daug retestų, daug atšokimų ir tai reiškia, kad štai šita palaikymo zona jau yra šiek tiek silpnesnė nei buvo prieš tai ir tikimybė ją pramušti vis didėja. Taigi, jeigu mes net laikome štai šitų palaikymų zonų, reiškia, mes einame ir testuojame šiek tiek žemiau esančią palaikymo zoną, kuri maždaug yra nuo 74 iki 78 tūkstančių dolerių, arba mes galime nueiti žemiau ir surinkti štai čia esantį likvidumą ir štai čia palaikymo zona yra pas mus maždaug nuo 67 iki 72 tūkstančių dolerių. Ką aš noriu pasakyti, mes matėme, kad banginiai dabar bandys pardavinėti savo pozicijas, mes štai čia galime nueiti ir protestuoti lokalią palaikymo zoną, aš ją esu pažymėjęs žaliai, jinai yra štai čia. Čia galime bandyti pasimti atšokimą su tikimybė,
reiškia, kad mes dar kartą bandysime pramušti pasipriešinimo zoną ir eiti šiek tiek aukščiau. Koks čia scenarius yra galimas? Tai mes galime nueiti šiek tiek žemiau, gauti atšokimą, dar vieną bandymą pramušti pasipriešinimo zoną. Jeigu mes pramušame, einame testuoti 100 000 psichologinę ribą ir jeigu mes ją pramušame, štai čia mes turime pakankamai stiprią pasipriešinimo zoną, pasipriešinimo levelį, tai levelis yra maždaug prie 107 000 $, o pasipriešinimo zona yra maždaug nuo 105-106 000 ir iki 112 000 $. Tai reiškia, kad štai šitą vietą aš tikrai bandysiu atsidaryti short poziciją ir pasiimti štai šitą rejectą, nes štai čia tikriausiai savaitinėme grafike bus dar viena mažėjanti banga ir trendas pas mus tęsis toliau. Na ir štai čia yra pas mus savaitinis grafikas, tai pas mus gali būti štai čia dar viena banga, mes galim pratestuoti 50 dienų moving average, galimai net nueiti šiek tiek aukščiau ir pratestuoti dar aukštesnį pasipriešinimo levelį, pasipriešinimo zoną, kuri yra maždaug prie 107 000 $, ir tik tada eiti žemiau ir padaryti štai čia mažėjančią bangą, apie kurią aš dabar ir kalbėjau. Mes matėme, kad banginiai dabar bandys įsiparduoti ir šitas grafikas tikrai nemeluoja ir tai mums parodo, kad lokaliai mes galime sulaukti augimo. Tai dar kartą noriu parodyti jums štai šitą grafiką. Štai čia mes turėjome, kad banginiai kaupia savo pozicijas, mes turime maždaug apie 8 savaitės konsolidaciją, šoninį judėjimą, kanalą ir dabar mes matome, kad banginiai galimai bandys užstrinti savo pozicijas, kaip ir buvo prieš tai, ir tai reiškia, kad kaina turėtų eiti šiek tiek aukščiau, bent jau lokaliai aukščiau, ir kai bus šitas visas augimas, banginiai bandys fiksuoti savo pelną ir tada mes turime žiūrėti nuo pasipriešinimo zonų, kokia bus reakcija. Apie šitas zonas mes jau pakalbėjome, tai jūs turėsite stebėti, kokia bus reakcija ir galimai mes galėsime pagauti tiesiog rejectą ir pasiimti short poziciją. Na ir noriu pakalbėti dar apie vieną grafiką, tai šitas grafikas yra labai paprastas, mes turime labai aiškias ribas, čia yra viršutinė kanalo riba, čia yra apatinė kanalo riba ir tai aišku sudaro pas mus kanalą, kuriame ir juda bitkoinas. Matome, kad kai tik būna retestas nuo apatinės dalies, iškart mes keliaujame ir pratestuojame viršutinę dalį. Kol bitkoinas juda štai šitam kanale, mes nematysime pakankamai daug volatilumo, kol pas mus nevyks pramušimas arba į viršų arba į apačią, ir kai tik mes pamatysime pramušimą, tada mes ir pamatysime, kad volatilumas bus ženkliai didesnis ir rinka judės greičiau. Jeigu kalbant apie pramušimą, tai štai čia pramušimas gali būti tiek į viršų, tiek į apačią ir čia jau reikėtų stebėti, į kurią pusę bus pramušimas ir tada aišku mes galime atitinkamai atsidaryti sandorį ne tik bitkoino grafike, bet ir kas liečia altcoinus, nes bitcoin dominacija yra pakankamai didelė ir visi altcoinai juda paskui bitkoiną. Na ir trumpai noriu paminėti, kad štai čia pas mus galimai formuojasi bear flagas. Ką tai reiškia? Mes turėjome pakankamai didelį kritimą, štai čia mes turime štai tokį kanalą ir jeigu net laiko štai šitą trendo liniją, jinai veikia kaip palaikymo zona, palaikymo riba, reiškia jeigu bus pramušimas, galimas retestas ir tada pradės veikti būtent štai šitas modulis. O jeigu pradės veikti bear flago modulis, tai reiškia, kad mes pramušime kanalo apatinę ribą ir keliausime pratestuoti štai šitas esančias palaikymo zonas. Tikiuosi video gausi naudingas, nepamirštam dalyvauti ir parodyti kuo daugiau aktyvumo VEX evente, apie kurį aš kalbėjau. Jūs tiesiog prekiauti ir gaunate papildomų bonusų nuo mūsų. Jeigu jūs parodysite gerą aktyvumą, aišku, vėliau mes prašysime dar daugiau tokių eventų ir kad būtų price poolas šiek tiek didesnis, kad jūs galėtume kuo daugiau gauti bonusų nuo mūsų. Visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuką, taip pat parašykite savo mintis komentarę ir visus kviečiu prisijungti prie mūsų nemokamos Telegram grupės, kurioje mes dalinamės įvairią informaciją apie kriptovaliutų rinką. Tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme ir mes jūsų lauksime. Iki greito.